Sveiki. Numatyta šios dienos tema yra reaktyvūs artritai vaikams. Tačiau kalbėti apie reaktyvius artritus, neprisimenant infekcijos vaidmens vaikų artritams negalima, todėl aš šiek tiek praplėčiau temą ir ją pavadinau, kad tai yra infekcija ir vaikų artritai ir reaktyvūs artritai. Pradėsime nuo klinikinio pavyzdžio. Mažas vaikutis 1 metų amžiaus pradėjo karščiuoti, sloguoja, pakosti, kelis kartus vėmė, temperatūra ryte subfebrili. Poliklinikoje atlikus tyrimus buvo rastas aukštas C reaktyvaus baltymo kiekis. Ir pirminė diagnozė tai yra ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija nepatikslinta. Praėjus kelioms dienoms sutriko eisena, pradėjo šlubuoti, konsultuotas chirurgų, atlikta klubo sąnario echoskopija, jokių pakitimų nerasta, paskirtas gydymas vaistais nuo uždegimo ir ramybė. Tai yra dažna situacija, kada mažas vaikas 1-2 metų pradeda šlubuoti. Pirminė diagnozė, jeigu konsultuojama chirurgų, neretai yra klubo sąnario uždegimas. Tačiau berniukui, nežiūrint vaistų nuo uždegimo, simptomai progresuoja, jis negali paeiti, atsisėdęs verkia, atsirado skausmingi riboti judesiai per lyg ir klubo sąnarį, neleidžia prisiliesti, negali priminti kairės kojos. Atlikta klubo sąnario echoskopija pakartotinai. Vėlgi skysčio ar kitų uždegimo požymių nesimato, jokių pakitimų nėra ir pacientas toliau gydomas vaistais nuo uždegimo. Dar praeina keletas dienų, vaikas visiškai negali paeiti, atsirado kairės čiurnos patinimas, išlieka šlubavimas ryškus, nestato pilnai pėdos, kiti sąnariai tarsi be pakitimų. Ir pasikeičia klinikinė diagnozė, tai yra artritas nepatikslintas, būtent čiurnos ir pėdos srityje, ir toliau skiriamas diklofenakas. Tačiau po 2 dienų skausmui nemažėjant paskiriamas prednizolonas, nes buvo aukštas C reaktyvus baltymas ir galvojama apie artritą, ir tęsiamas gydymas diklofenaku. Dar po kelių dienų skausmai išlieka, pradėjus gerti prednizolono būklė net šiek tiek pablogėja, nesileidžia apžiūrimas, kairė pėda karšta, patinusi, visai nėra judesių per čiurnos sąnarį ir skausmingai reaguoja paspaudus kulniuką. Kairė koja mina tik pirštais. Paskirta planinis magnetinio rezonanso tyrimas. Klinika išlieka tokia pati, šiek tiek galbūt mažesnis uždegimas, tačiau čiurna išlieka karštesnė, pagerėja kraujo tyrimai, sumažėjęs reaktyvus baltymas nusėdimas 18. Atlikus pėdos ir čiurnos magnetinio rezonanso tyrimą, kulnikaulėje matosi kaulų čiulpų edema, gana didelis plotas, 13 mm skersmens, ir po intraveninio kontrastavimo kaupia kontrastinę medžiagą. Taigi, pagal magnetinio rezonanso tyrimų duomenis įtartas beprasidedantis osteomielitas kulnikaulyje. Reiškia, labai nesunkiai šitam pacientui buvo diagnozuota pradžioj virusinė infekcija, vėliau nepatikslintas artritas, netgi skirtas prednizolonas, tuo tarpu berniukui buvo ta patologija, kuri iš tiesų nėra dažna, bet buvo osteomielitas ir skirtas gydymas klindamicinu, berniuko būklė pagerėjo. Tai vienas variantas galimo infekcijos ir judamojo aparato pažeidimo ryšio. Kitas pacientas, anamnezė gana panaši. Berniukui prieš naujuosius metus kažkokia tai reakcija panaši į lyg ir alerginę, kadangi buvo patinusi viršutinė lūpa, dantenos, karščiavimas, skirtas gydymas ar kažkokia kita infekcija, skirtas gydymas nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo. Tačiau po mėnesio patino kairės kojos nykštys, atsirado nedidelis paraudimas. Jau pradėtas gydyti vaistais nuo uždegimo kitais, tai yra ibuprofenu, tepalais su vaistais nuo uždegimo, jokios traumos, jokios infekcijos
per šitą mėnesį kaip ir nebuvo. Atlikus kairės pėdos rentgenogramą pakitimų nerasta. Na, vėlgi, čia, kaip sakoma, pastabėlė tokia, kad jeigu mes jau turime asimetrišką pažeidimą galūnių, tokiu atveju reikėtų daryti šiuo atveju dviejų pėdų rentgenogramą, kad galėtumėm palyginti. Ambulatoriškai atliktuose tyrimuose C reaktyvus baltymas padidėjęs šiek tiek, leukocitozė nedidelė. Na ir vėlgi atsiranda kažkoks tai, dar vėliau atsiranda kažkoks tai, patinimas nepraeina, atsiranda kažkokie tai kataro požymiai viršutinių kvėpavimo takų. Ir berniukui būklė blogėja, jis vengia statyti koją tiesiai, vaikšto statydamas kairę pėdą į viršų ir pačios kairės pėdos patinimas didėja, čiuopiant kairę pėdą karštesnė, nesileidžia apžiūrėti, priliesti kairės kojos. Vėlgi diagnozė ta pati. Tai yra ūmus artritas susijęs su infekcija. Čia ambulatoriškai berniuką apžiūrint. Na, toliau, jisai vis tik tai atvyksta reumatologo konsultacijai. Kada jisai atvyksta reumatologo konsultacijai, kraujo tyrimai praktiškai yra normalūs, tirtas standartiškai, ar nėra HLA-B27 antigeno, kas standartiškai, rutiniškai turėtų būti vaikams su judamo aparato pažeidimu, su artritu atlikta. Ir randami labai aukšti antinuklearinių antikūnų testas aukštas. Atlikus ultragarsinį tyrimą, kairės pėdos pirmame metatarsofalanginėme sąnaryje padidėja skysčio kiekis, aplinkiniai audiniai paburkę, sąnario uždegimų požymiai. Panašūs pakitimai rasti ir atlikus kairės pėdos magnetinio rezonanso tyrimą. Taigi, kairės diagnozė tokiu atveju kairės pėdos pirmo metatarsofalanginio sąnario artritas su aplinkiniu minkštųjų audinių uždegimu. Remiantis tuo, kad tai yra vaikas 2 metų, turinti nuklearinius antikūnus, vis tik tai nėra aiškaus ryšio su infekcija, nors jinai buvo įtarta, berniukui diagnozuojamas jaunatvinis idiopatinis artritas. Beje, atkreipti reikėtų dėmesį, kad akcentuotas visas tyrimas į kairės pėdos pirmą metatarsofalanginį sąnarį, tuo tarpu aukščiau čiurnos sąnarys praktiškai vaizdiniais tyrimais nebuvo tirtas. Taigi, pats lengviausias kelias, esant ūmiam kažkokiam tai judamo aparato pažeidimui, artritui, pats lengviausias kelias yra diagnozuoti nepatikslintą artritą. Tačiau tą nepatikslintą artritą vis tik tai reikia tikslinti. Ir jeigu mes turim vaikui artritą, vėlgi, o maži vaikai, ypač iki 5 metų, kaip žinia, dažnai serga visokiom virusiniam infekcijom, tikrai nereikia lengva ranka numoti į tai, kad gali būti ir kita, nebūtinai ir su infekcija susijusi sąnarių patologija. Taip, kada mes turime artritą, kuris pasireiškia patinimu, galbūt sąnario paraudimu, sutrikusią funkciją, skausmu, neretai tai yra mono arba oligo arba poli netgi artritas. Ką mes galime įtarti? Taip, pirmas dalykas vis tik tai, kas į mūsų galvą ateina, galbūt tai yra su infekcija susijęs artritas ir gali būti netgi, kad tai yra tikras infekcinis artritas. Tai yra, kada etiologinis infekcijos agentas yra sąnario ertmėje, bet pasirinkimų yra žymiai daugiau. Vis tik tai žymiai dažniau negu tikras infekcinis artritas. Gali būti taip vadinamas poinfekcinis arba reaktyvusis artritas, kada mes neturime infekcijos sąnario ertmėje ir yra infekcija kažkur kitur organizme, taip vadinama ekstraartikulinė infekcija. Lygiai taip pat tokiais atvejais vis tik tai ypatingai esant monoartrito klinikai mes negalime užmiršti, kad vaikams gali būti auglys, gali būti trauminis pažeidimas, kuris nepastebėtas vaikui kažkurioje tai situacijoje, kada tėvai nestebėjo vaiko. Ir gali būti kita reumatinė liga, sisteminė reumatinė liga ar kitos ligos, apie kurias mes dar truputėlį vėliau šnekėsime. Taigi, kokia yra infekcijos
koks yra infekcijos ryšys su artritu. Pirmiausiai, ne pirmiausiai, vienas kelias, kuris yra galimas, tai yra tiesioginis infekcijos ryšys su artritais. Tai aš jau minėjau, tikrai infekciniai artritai, poinfekciniai artritai. Ir netiesioginis ryšys tai yra per imuninę sistemą, kada infekcinis agentas išreguliuoja imuninę sistemą ir vystosi sąnario uždegimas. Taigi šituos kelius mes turime žinoti ir jų nepamiršti. Na, jeigu kalbėti tiesiogiai apie infekcinius artritus, tai iš tiesų tikrai nedažnas sąnario pažeidimas, bet gali būti tikras infekcinis artritas arba taip vadinamas pūlingas artritas. Kokia jo yra esmė, kad būtent infekcija yra sąnario ertmėje, sąnaryje kaupiasi didelis kiekis sąnarinio skysčio, dėl to pablogėja kraujotaka ir labai greitai vystosi aseptinė kaulo nekrozė. Praktiškai nepradėjus pūlingo artrito gydyti, šis destrukcinis procesas gali išsivystyti netgi per 3 dienas. Ryški didelė sąnario destrukcija. Taigi, kaip ta infekcija patenka į sąnario ertmę? Ta infekcija būtent į sąnario ertmę patenka, tiesiogiai patekti gali, kada mes tiesiog inokuliuojam tą infekciją vienokiu ar kitokiu būdu į sąnarį. Tai yra tiesioginės traumos metu, sąnario punkcijos metu, jeigu jinai yra atliekama. Gali taip pat infekcija patekti iš aplinkinių uždegiminių periartikulinių audinių. Na, vienas iš tokių pavyzdžių mes galim turėti tuberkuliozinį artritą, pavyzdžiui, esant tuberkulioziniam mastitui ir panašiai. Na, ir pagrindinis ir dažniausias kelias tai yra hematogeninis kelias. Taigi, infekciniai artritai, susirgus ūminiu ankstyvu artritu, reiškia sudaro maždaug, arba tiksliau sakant, su infekcija susiję artritai sudaro tik nedidelę dalį. Čia kartu įeina ir poinfekciniai artritai, apie 20% visų vaikų artritų. Tai tiesiog tiesiogiai su infekcija susiję artritai, tai yra vadinami infekciniai, kada mes turime kažkokią tai nespecifinę infekciją, sakykime, mikobakterijos, grybai ar panašiai, yra pūlingi artritai, apie kuriuos aš jau minėjau, tai yra dažniausiai streptokokiniai artritai, stafilokokiniai artritai, galimos ir gram neigiamos bakterijos, ir osteomielitas taip pat sėkmingai gali imituoti sąnario uždegimą, kaip buvo pirmajame klinikiniame pavyzdyje. Taigi, kokia yra pūlingo artrito klinika? Kada ir kaip mes galim įtarti pūlingą artritą? Tai kada mes jau turime pūlingą artritą didesniam ar mažesniam vaikui, vis tik tai pasireiškia dažniausiai sisteminės ligos požymiai. Tai yra karščiavimas, pykinimas, galvos skausmas. Visada reikia tokioje situacijoje apžiūrėti, ar nėra infekcijos židinių kitose srityse, ar nėra osteomielito, ar nėra faringito, meningito, ar kitos ekstraartikulinės infekcijos, kada infekcija į sąnario ertmę gali patekti hematogeniniu keliu. Na, o kliniškai sąnarys paprastai būna ryškiai patinęs, ryškiai paraudęs, ir beveik negalimi aktyvūs ir pasyvūs judesiai. Na, šitą jūs matote ir pateiktose nuotraukose, peties sąnario pūlingas artritas arba, sakykime, kelio sąnario pūlingas artritas. Ir jau po 4-5 dienų atliktoje rentgenogramoje mes matom jau destrukcinius pokyčius išoriniuose gumburuose. Taip kad tokia ligos eiga yra pakankamai greita ir sunki. Ir pacientas, na, ne visada yra procesas grįžtamas, sakykime taip.
Kraujo tyrimai pūlingo artrito metu yra tokie, kaip ir būtų sisteminės dažniausiai infekcijos metu, tai yra aukštas C-reaktyvus baltymas, leukocitozė, pagrindinai vyrauja segmentuoti neutrofilai kraujo formulėje. Daugiau nieko specifiško paprastai yra nerandama, todėl yra labai svarbu, patikslinant diagnozę, atlikti sąnario punkciją. Tai, iš tikrųjų, reiškia, pūlingo artrito metu, jūs čia matote vaizdelius sinovinio skysčio, dešiniajame paveikslėlyje matomi du mėgintuvėliai, viename yra serozinis, ne pūlingas sinovinis skystis ar kažkokio kito artrito metu, o esant pūlingam artritui sinovinis skystis yra drumstas, su kraujo kartais būna priemaiša, kaip kairiame paveikslėlyje. Ir atlikus jau gilesnius tyrimus, atlikus, sakykime, skopiją, pasižiūrėjus, mes galim rasti netgi labai daug leukocitų ir netgi bakterijų vaizdą galim matyti. Ir labai svarbu yra atlikti sąnarinio skysčio pasėlį, todėl kad pagal pasėlį mes galim parinkti ir gydymą, vienokį ar kitokį gydymą antibiotikais. Dar kartą sakau, taip, pūlingi artritai yra labai nedažni ir be abejo neretai arba turbūt dažniausiai juos diagnozuoja chirurgai, nors aišku tą galėtų daryti net ir šeimos gydytojas arba jeigu tas vaikas yra konsultuojamas reumatologo. Ir yra atitinkamas gydymas sisteminiais antibiotikais, kuris iš tiesų dažniausiai duoda gerą klinikinį efektą. Yra kita grupė artritų susijusių su infekcija, kurie yra taip vadinamieji poinfekciniai artritai. Poinfekciniai artritai jų yra, kaip matot, jau žymiai daugiau ir jie žymiai dažnesni. Ir juos mes galėtumėm tuos poinfekcinius artritus suskirstyti tarsi tokias tris grupės iš tiesų. Tai yra klasikiniai reaktyvūs artritai. Tai būtent yra įrodomas ryšys su infekcija, ir mes turime klasikinį artrito vaizdą, kada tai yra dažniausiai ūmūs artritai, jie vystosi po bakterinių infekcijų, dažniausiai tai yra enterogeninės arba urogeninės infekcijos. Vėlgi pabrėžiama ir tai, kad klasikiniai reaktyvūs artritai turi genetinę predispoziciją. Tai yra dažniausiai ta genetinė predispozicija reiškiasi tuo, kad pacientai turi HLA-B27. Mes apie juos plačiau pašnekėsim ir iš tiesų tai yra turbūt pagrindinė mūsų šios paskaitos tema ir užduotis. Tačiau niekada negalima pamiršti, kad vaikams gali būti su virusinėm infekcijom susiję artritai. Jie taip pat yra poinfekciniai virusiniai artritai. Ir kada jie vystosi po virusinės infekcijos praėjus keletui dienų, gali būti ir netgi besergant virusinę infekciją, sąnario pažeidimas. Ir dar kas yra žymima, kad nors nedažnai, bet būtent poinfekciniai virusiniai artritai gali būti po vakcinacijos, be abejo vakcinuojant negyvomis vakcinomis. Dažniausiai tai yra ne kitokie variantai. Šie artritai yra iš esmės trumpai trunkantis, nei klasikiniai reaktyvūs artritai. Ir tokie pacientai neretai net nesikreipia į gydytoją, todėl kad tokiam ligoniukui davus vaistų nuo uždegimo, klinika greitai praeina ir vaikas visiškai pasveiksta be jokių liekamųjų reiškinių.
Tačiau tiesiog mes turime tai žinoti, kad jie gali būti ir šiuo atveju atliekant, būtent kalbant apie virusinius artritus, dažniausiai virusas sąnario ertmėje yra nerandamas, jeigu mes atliekam, bet gali būti viruso DNR. Tai tiesiog klinikiniuose tyrimuose yra įrodyta, kad vis tik tai yra artritai susijęs su vienokia ar kitokia infekcija. Neretai beje gali būti besimptomė virusinė infekcija ir tokiu atveju iš tiesų diagnostika sunkėja, bet būtent sąnario pažeidimo geribiškumas jisai leidžia mums vis tik tai pagalvoti, kad greičiausiai tai yra poinfekcinis virusinis artritas. Na ir yra dvi ligos, iš tiesų, kurios yra susijęs su streptokokinė infekcija. Ir tai yra, reiškia, ligos, kurios sąnarių pažeidimai, kurie išsivysto persirgus streptokokinę infekciją. Na ir vienas iš tokių tai yra postreptokokinis reaktyvusis artritas. Na, apie jį aš taip pat trumpai tuoj pat pakalbėsiu. Jie turi savo specifinius bruožus. Taigi, jeigu mes kalbam apie poinfekcinius reaktyvius artritus, tai yra apie artritus, kurie yra susiję su infekcija, tai ką mes matom? Taip, tai yra tikrieji reaktyvūs artritai, enteropatiniai ir urogeniniai artritai. Tai enteropatiniai artritai dažniausiai vystosi po jersiniozės, salmoneliozės, taip pat gali būti po kampilobakter infekcijos, šigela infekcijos, netgi patogeninės Escherichia coli arba Clostridium difficile. Reiškia, čia yra tos dažniausios infekcijos, kurios provokuoja enteropatinius reaktyviuosius artritus. Ir vaikams beje, iš tiesų dažniausiai vis tik, jeigu mes kalbame apie reaktyvų artritą, tai yra enteropatiniai artritai. Yra urogeniniai artritai. Na, jie yra be abejo, taip sakant, suaugusiųjų pacientų, jaunų, tai yra paauglių galimai, taip pat ligos, todėl kad juos provokuoja infekcijos, kurios dažniausiai plinta lytiniu keliu. Tai yra chlamidija, trachomatis, ureoplazma, oelitikum, mikoplazma, genitalium ir taip toliau. Tiesa yra, pavieniai atvejai galimi po kažkokios tai šlapimo takų infekcijos yra aprašyti, kad pagaliau ir mes esame matę, kad išsivystė reaktyvus artritas. Na, toliau yra ūminis reumatas ir postreptokokinis reaktyvusis artritas. Tai yra tos ligos, kurios yra susiję su streptokokinė infekcija. Kodėl čia tas yra raudonas kryželis? Todėl, kad jos yra kaip atskiros ligos. Ūminis reumatas ir postreptokokinis reaktyvus artritas, tai yra savarankiškos ligos, bet pagal savo esmę tiek ūminis reumatas, tiek sąnarių pažeidimas ūminio reumato metu, tiek ypač postreptokokinis reaktyvusis artritas yra reaktyvūs artritai. Tai yra artritai susiję su streptokokinė infekcija ir sąnarių pažeidimas yra reaktyvaus artrito tipo. Savarankiška liga yra Laimo ligos sukeltas artritas. Jis gali būti dviejų rūšių, dviejų tipų. Tai yra variantai, kada pacientui yra randama Laimo ligos sukėlėja sąnario ertmėje. Iš esmės tai būtų tikras infekcinis artritas, tačiau gali būti liga, ir dažniausiai tai pasireiškia monoartritais, bet gali būti sąnarių pažeidimas, kuris atsiranda gerokai vėliau antroje, trečioje ligos stadijoje, tada mes jau sukėlėjo sąnario ertmėje neturime ir turime artritą, kuris yra, na, neretai ir lėtinis ir atitinka vėlgi reaktyvaus artrito
patogenezinį kelią. Tai yra būtent dažniausiai antikūnų sukeltas artritas. Reiterio liga yra skiriama reiterio liga, tačiau dabar pastaruoju metu šitas terminas nerekomenduojamas naudoti, todėl kad iš esmės reiterio liga yra, taip, tai yra artritas, konjunktivitas, uretritas, šitą mes žinom tą triadą iš seno, turbūt iš mokslo, tačiau tai yra iš tiesų tipinis reaktyvusis artritas. Reiteris aprašė iš esmės urogeninį reaktyvųjį artritą, todėl kad pirmas pacientas su reiterio liga buvo pacientas, kuris sirgo gonorėja, bet ir enteropatiniai artritai kartais gali turėti tą pačią kliniką. Vėlgi dėl reiterio biografijos, istorijos ir dalyvavimo Antrojo pasaulinio karo lageriuose vis tik tai siūloma šito termino nevartoti. Ir vėlgi poinfekciniai, tai yra virusų išprovokuoti artritai, tai yra vėlgi iš pagal dažnį, kokie tie virusai, tai raudonukė, hepatitas B, parotitas, parvovirusinė infekcija. Ir vėlgi minima kai kur ir TBC vakcinacija ir kitos vakcinacijos dėl virusinių infekcijų. Taigi, kalbant toliau konkrečiai apie virusinius artritus, todėl kad ypač pirmojoje grandyje mes tų artritų gydytojai, tai yra šeimos gydytojai, bendrosios praktikos gydytojai, iš tikrųjų turbūt gali dažniau sutikti netgi virusinius artritus, ką mes turėtumėme žinoti. Kad virusiniai artritai yra iš tiesų dažnesni suaugusiems ir dažniau turi lėtinę eigą. Tačiau gali pasitaikyti ir vaikams. Be abejo, jie yra nelengvai diagnozuojami dėl to, kad simptomai atsiranda vėliau po buvusios ūmios infekcijos neretai. Dažnesnis simptomas tai yra po virusinės ligos atsiradusios migruojančios artralgijos, kurios praeina be kažkokių tai liekamųjų reiškinių. Kokios infekcijos ir kada ir kokiems pacientams jie gali būti. Kaip aš minėjau, tai yra viena iš dažnesnių, tai yra parvovirusinė infekcija. Vėlgi tai ne mažų vaikų, o paauglių liga. Gali būti pažeidžiami stambūs sąnariai. Ir greta to galimi ekstraartikuliniai pažeidimai kaip virusinė eritema ir mazginė eritema. Vėlgi, taip sakant, gali būti atskira šneka, kasgi ta mazginė eritema ir su kuo jinai yra susijusi šiaip jau vaikų reumatologijoje. Kita liga, kitas virusas, kuris dažnai gali būti susijęs su vaikų artritais, vaikų paauglių artritais, tai yra raudonukė. Vėlgi apie 6% vaikų pagal literatūrą gali susirgti artritu po raudonukės. Vėlgi šiek tiek dažniau paaugliai, suaugę ir dažniau moteris. Sąnarių pažeidimas labai yra įvairus, tiek smulkių, tiek stambių sąnarių. Koks galimas ekstraartikulinis pažeidimas, tai yra tenosinovitas, riešo kanalo sindromas ir panašiai. Kita infekcija parotitas. Kaip matot, vaikai sudaro nedidelę dalį, arba tai dažniau yra paaugliai. Ir taip, ta klinika, kurią mes žinome, beje, suaugusių paauglių ir suaugusių parotitas yra žymiai, kaip žinia, sunkesnis negu mažų vaikų ir tikrai neretai skauda ir pažeidžiami stambūs sąnariai, o be to ekstraartikuliniai pažeidimai tokie, kuriuos mes žinome, tai galimas orchitas, pankreatitas ir taip toliau. Iš kitų virusų, vėlgi galbūt mes galėtumėm paminėti Epstein-Barro virusą, taip daugiau išskirtinai, jisai gal kažkiek dažniau pasitaiko, tai yra kaltas dėl to, kad išsivysto poinfekcinis artritas. Hepatito virusas, kas yra įdomu, kad po hepatito B vakcinacijos yra aprašomi poinfekcinio artrito atvejai, tai yra suserga artritų vaikai ir
pažeidžiami smulkūs sąnariai, tai yra plaštakų, pėdų sąnariai gali būti pažeisti. Na, o kalbant apie ekstraartikulinius pažeidimus, tai vis tik su vakcinacija neretai gali būti susijęs ženoti-krosti sindromas. Na, vėlgi nelabai gerai žinomas gydytojams, tai yra toks gana specifinis odos pažeidimas, kuris praeina per keletą savaičių ar mėnesių savaime, bet vėlgi yra aprašytas susijęs su hepatito B vakcinacija. Na ir kiti virusai, kurie gali būti, tai yra ir herpes zoster, stambių sąnarių artritas yra žinomas. Po vėjaraupių vis tik tai vaikams yra galimas artritas, tada yra pažeidžiami stambūs sąnariai. Kaip minėjau, šitie virusinės infekcijos išprovokuoti artritai arba sukelti artritai, jie pasižymi geribiškumu, jie tikrai retai būna lėtiniai ir iš tiesų nesudaro didelių problemų, nes nepalieka jokių liekamųjų reiškinių ir neretai praeina netgi, kaip minėjau, nepastebimai arba trunka tik tai kelias dienas. Sunkesnė situacija, sunkesnė patologija, tai yra reaktyvus artritas. Na, reaktyvūs artritai pirmą kartą paminėti literatūroje 1969 metais. Vėliau apie juos buvo gana daug kalbama ir būtent identifikuoti patogenai vis tik tai praeito šimtmečio pabaigoje konkrečiai identifikuoti patogenai, kad tai yra, reiškia, virškinamojo trakto ir orogenitalinės sistemos patogenai. Na ir kas yra svarbu dabar, vis tik tai jie patenka į tokią gana specifinę artritų grupę, tai yra vaikams, vis tik tai netgi rekomenduojama, netgi klasifikacijoje, galbūt ji pasikeis artimiausiais metais, kad vis tik tai rekomenduojama juos skirti kaip galbūt su entezitu susijusio jaunatvinio idiopatinio artrito arba spondiloartrito forma. Tačiau kaip mes be pavadintumėm, kaip sakoma, kokia bebūtų suknelė, bet tai yra ta pati panelė, tai yra vis tik tai artritas atsiradęs po infekcijos. Nors infekcijos sukėlėjas neišauginamas iš pažeisto sąnario. Yra galimas toks variantas, jis netiek yra labai retas, kada artritas, reaktyvusis artritas užsitęsia daugiau nei 6 mėnesius. Ir tada jisai tikrai dažniausiai atitinka spondilo artrito požymius. Du pagrindiniai požymiai, kurie charakterizuoja reaktyvų artritą, tai yra tie, kad artritas išsivysto praėjus nuo kelių iki dažnai kelių savaičių laikotarpiui nuo buvusios infekcijos. Ir kas yra įdomu, kad pacientai, na, jeigu mes kalbam apie vaikus, tai ir tėvai nesusieja su buvusia ta dažniausiai, kaip aš sakiau, virškinamojo trakto arba urogeninė infekcija. Kitas bruožas yra, kad dažniausiai tai yra mono ar oligoartritas, tai yra artritas pažeidžiantis mažai sąnarių ir dažniausiai pažeidžiami apatinių galūnių sąnariai. Tai yra kojų sąnariai, kartais gali būti susijęs su daktilitu ir entezitu. Na, vėlgi šitie terminai nespecialistams galbūt yra šiek tiek neaiškus ar nauji. Daktilitas tai yra visų piršto sąnarių pažeidimas kartu su periartikuliniu pažeidimu, su tenosinovitu neretai. O entezitas tai yra uždegimas ten, kur sausgyslės tvirtinasi prie kaulo ir dažniausios vietos entezito yra, dažniausiai mums matomos vietos, tai yra achilo sausgyslės tvirtinimosi vieta, pado fascijos tvirtinimosi vieta prie kulnikaulio, toliau sausgyslių tvirtinimosi vieta prie girnelės. Na ir yra daugiau tų vietų, bet kadangi reaktyvaus artrito metu pažeidžiami
Dažniausiai, kaip minėjau, kojų sąnariai, kojų apatinių galūnių sritis, tai vis tik mums labiausiai aktualu yra ir būtent šitos entezų vietos. Reiškia, mes tiesiog vaikui su artritu turėtumėm pasižiūrėti, ar nėra ten patinimo, skausmingumo ir panašiai. Reaktyviems artritams yra būdingas bruožas tai, kad mes greta sąnarių pažeidimo vis tik tai turim ir ekstrasanarinius pažeidimus. Na, tai yra odos pažeidimai, gali būti akių pažeidimai, gali būti, na, vėlgi po urogeninės infekcijos gali būti diarėja, sakykime, ir kiti požymiai, apie kuriuos aš tuoj pat jums ir pasakysiu. Reaktyvaus artrito klinika. Reaktyvaus artrito klinika, taip, aš jau daug ką esu pasakiusi, bet dar kartą paminėsiu, kad tai yra artritas išsivystęs po infekcijos. Paprastai tai yra ūmi pradžia, vėlgi infekcija beveik pamiršta, o artritas atsiranda tarsi iš niekur. Ir, na, gerai surinkus anamnezę, mes galim vis tik tai išsiaiškinti, kad yra buvusi gastrointestinė infekcija arba urogenitalinė infekcija galimai. Na, tai yra simptomai, tai viduriavimas arba uretritas. Besimptomių atvejų metu mes be abejo nustatyti infekciją galėtumėm tik tai serologiniais testais. Na, vėl, kadangi mes kalbam apie vaikų problemas, tai be abejo, kad įtariant reaktyvų artritą, reikėtų su paaugliais šnekėti ir apie galimus buvusius lytinius santykius, todėl, kad, kaip girdėjote, kaip sakiau, infekcija, kuri gali sukelti reaktyvų artritą, būtent kalbant apie urogenitalinę infekciją, tai yra infekcija plintanti lytiniu keliu. Klinikoje yra jau minėti mano, tai yra periferinis asimetrinis dažnai oligoartritas, neretai gali būti netgi vieno sąnario pažeidimas, būtent apatinėse galūnėse, dažniausiai sutinsta kelių sąnariai, tačiau mes galim matyti ir ligos pradžią nuo daktilito. Sakykime, kaip šitoj nuotraukoj, jūs matot ypatingai gražų, kabutėse, vaizdą daktilito, tipinį daktilito vaizdą trečiame kojos piršte. Beje, taip pat pirmo piršto daktilitas taip pat yra. Ir gali būti kiti simptomai. Kas dar, kalbant apie sąnarių pažeidimą, tai jis turi tokį taip vadinamą kylantį pobūdį. Na, sakykime, klinikoje taip gali būti, kad vieną rytą pacientas atsibunda ir pamato, kad pajaučia, kad yra sutinęs kojos pirštas, po dienos ar kitos sutinsta čiurna, o dar praėjus kažkiek tai laiko sutinsta ir gali pradėti skaudėti kelio sąnarys. Atsiprašau. Tai yra tokia gana būdinga reaktyvaus artrito klinika. Na ir be to, kad gali būti artritas, mes galim dar turėti ir nugaros skausmą, čia jau daugiau užtrukusio artrito metu, tai jisai neretai būna susijęs su galimu sakroileinių sąnarių pažeidimu. Ir vis tik tai reikia nepamiršti, kad reaktyvus artritas iš esmės tai yra sisteminė liga. Reiškia, mes turime pažeidimus ne tik sąnariuose, bet galim turėti ir ekstraartikulinius požymius. Na ir tie ekstraartikuliniai požymiai yra pažymėti čia. Ir kokie dažniausi, tai vis tik tai, na, pagal procentus ir panašiai, tai vienas iš ekstraartikulinių požymių tai yra akių pažeidimas. Ir akių pažeidimas, jisai yra, na, gana ryškus. Pirmoje eilėje tai mes galim, jeigu jisai yra, mes galim pamatyti paprastą konjunktivitą, kuris beje nepūlingas yra. Vėliau gali būti lygai progresuojant ir episkleritas,
ir priekinis uveitas, ir keratitas. Tai yra akių simptomai, jie yra gana ryškus, jeigu jie vystosi. Dažniausiai vis tik tai akių simptomai vystosi po urogeninės infekcijos arba urogeninės infekcijos išprovokuoto reaktyvaus artrito metu. Toliau, jeigu yra vėlgi nepriklausomai netgi nuo infekcijos, ar tai yra urogeninė ar enterogeninė infekcija, gali būti ir tokie, na, kaip ir reaktyvūs urogeninio trakto pažeidimai, tai yra dizūrija, uretritas, cistitas ir taip pat, sakykime, po urogeninės infekcijos, kaip aš minėjau, gali būti pilvo skausmas arba viduriavimas. Tai tokie bendri ekstraartikuliniai požymiai, kurių yra ir daugiau, ir jie yra visada minimi prie reaktyviųjų artritų, tai yra dar odos pažeidimas. Vienas, kuris dažnai minimas, bet labiau būdingas suaugusiems, tai yra padų ir delnų hiperkeratozė. Na, jinai yra matoma čia vienoje iš nuotraukų. Taip, jinai yra aprašoma visuose, taip sakant, visuose šaltiniuose, kurie kalba apie reaktyviuosius artritus, tačiau mažiems vaikams be abejo jų mes praktiškai nematome. Tačiau yra kitas dalykas, tai yra mazginė eritema. Vėlgi, mazginė eritema, taip, mes žinom, kad mazginė eritema tai yra vienas iš vaskulitų, pavadinkime taip, antrinių vaskulitų susijusių dažnai su infekcija ir infekcijos, kurios provokuoja mazginės eritemos atsiradimą, tai yra iš esmės tos pačios, dėl kurių vystosi ir reaktyvūs artritai. Iškia visiškai nereikėtų nustebti, jeigu pacientui, kuriam yra sutinės sąnarys, kartu yra mazginės eritemos klinika ir tai mes puikiai galim susijęti būtent su reaktyviuoju artritu. Ilgiau užtrukus galimi ir nagų pokyčiai. Tie nagų pokyčiai yra panašus, kaip būna psoriazės metu. Tai yra taip vadinamasis antpirščio simptomas, duobėti nagai. Tačiau jie arba nago onicholezė, na, šioje nuotraukoje, kur yra nagai nufotografuoti, jūs matote abudu simptomus. Tai yra ir duobėti nagai ir onicholezės požymiai. Tačiau tai yra vėlgi turbūt daugiau būdinga suaugusiems, ypač jeigu artritas tampa lėtiniu. Na ir taip pat žinomi ir širdies pažeidimų požymiai, tai yra galimas vožtuvų pažeidimas, aortos vožtuvo nepakankamumas, galimas yra perikarditas. Na, tai toliau, kalbant apie laboratorinius tyrimus, kada mes galvojame, kad tai yra galimai reaktyvusis artritas, ką mums reikėtų daryti ir į ką mums reikėtų atkreipti dėmesį. Na, be abejo, labai svarbu yra anamnezė, tačiau, kaip jau minėjau, vis tik tai gali būti ir kai kuriais atvejais anamnezė užmiršta arba paslėpta, arba besimptomė, tokiu atveju taip pat pasitaiko. Tai vis tik galvojant, kad tai gali būti reaktyvusis artritas, ką mums reikėtų daryti. Na, jeigu mes iš tikrųjų turime anamnezę neseniai buvusio viduriavimo arba besitęsiančio viduriavimo, be abejo, kad reikalingas išmatų pasėlis. Išmatų pasėlis dėl salmonella, shigella, campylobacter, yersinia. Na, jeigu vis tik tai mes išsiaiškiname, kad artritas pacientui dažniausiai vaikinui, paaugliui vaikinui atsirado po lytinių kelių plintančių infekcijų, vis tik tai reikėtų paieškoti lytiškai plintančių ligų, atlikti tam tikrus tyrimus. Iš tiesų turim turėti galvoj, kad išmatų pasėliai
dažniausiai, kadangi praeina 2-3 savaitės po buvusios infekcijos, dažniausiai pasėliai išmatų jau būna neigiami. Sukėlėjas dažniausiai nėra randamas. Ir tada diagnozei įrodyti mums tampa labai svarbus serologiniai tyrimai, IgA, IgG antikūnų, salmonelai arba jersinium. Mes iš esmės ieškom dažniausiai šitų dviejų infekcijų. Taip kad bandyti įrodyti buvusią ar esamą infekciją, galvojant apie reaktyvų artritą, reikia. Na, tiek diferenciacijai, tiek išsiaiškinti ligos aktyvumui be abejo reikalingi tokie tyrimai kaip kraujo tyrimai, kepenų fermentų tyrimai, kreatininas, šlapimo tyrimai, antistreptolizinas. Na ir esant artritui, prasidėjus artritui, vis tik tai reikėtų atlikti pacientui antinuklearinių antikūnų tyrimą, HLA-B27 tyrimą, tiesa, aš čia pačioj pasakysiu. Na ir vėlgi atmetimui kitų ligų reikalingas ir reumatoidinio faktoriaus tyrimas. Na, čia yra būtent anti-CCP dar antigenai įrašyti, anticitruleniniai antigenai. Jie galbūt mažesniems vaikams tikrai nėra informatyvūs ir svarbus, jie daugiau yra svarbus suaugusiųjų reumatologijoje, tačiau vyresniems vaikams galima būtų atlikti ir šitą tyrimą. Ir mes, neretai vis tik tai reaktyvaus artrito metu, ką randam, dažniausiai randam padidėjusius eritrocito nusėdimo greitį, CRB, kažkokius minimalius pokyčius kraujo tyrimuose, daugiau kiti tyrimai paprastai yra arba neigiami, arba normalūs. Taip kad šitas mums tiesiog irgi padeda diferencijuojant. Antinuklearinių antikūnų reaktyvaus artrito metu niekada nebūna. Tačiau dideliai daliai pacientų sergančių reaktyvaisiais artritais, didelė dalis pacientų turi HLA-B27 antigeną. Iki 50%, vėlgi šiek tiek priklauso nuo populiacijos, kurią tyrėme, kuri serga ir panašiai. Ir taip pat vis tik tai yra žinoma, kad dažniausiai tai yra pacientai, kurie suserga po žarnyno infekcijų, gal kiek rečiau po urogeninių infekcijų. Na, o jeigu mes atliekame sąnario punkciją, nes gali būti didelis eksudatas ir tiriame sinovinį skystį, tai sinovinis skystis yra skaidrus, gelsvas, erozinis ir uždegimui būdingi požymiai, tai yra šiek tiek padidėjęs leukocitų skaičius ir vyrauja neutrofilai. Tokie yra požymiai laboratoriniai. Na ir tada, aišku, kyla klausimas, kiek mums reikalingi vaizdiniai tyrimai reaktyvaus artrito metu. Tai vaizdiniai tyrimai, aš turiu omeny sąnarių vaizdiniai tyrimai, jie nėra labai informatyvūs, todėl kad artritas paprastai, kaip aš minėjau, būna ūmus ir pakitimų sąnariuose praktiškai mes nematom rentgenologiniuose tyrimuose, echoskopiškai galim matyti skysčio padidėjusį kiekį. Na, o jeigu artritas ilgiau užtrukęs, tai galimi entezitui būdingi požymiai, tai yra kulnikaulio ataugos rentgenogramai arba, kaip minėjau, padidėjęs skysčio kiekis ir taip pat entezitui ar sakroileitui būdingi požymiai atliekant ultragarsinius arba magnetinio rezonanso tyrimus. Kaip yra diagnozuojamas reaktyvusis artritas? Tai vis tik tai diagnozuojamas jisai būtent kliniškai. Dažniausiai, kada mes turime pakankamai būdingą klinikinį vaizdą, artrito ūmę pakankamai eigą, nustatome ryšį su buvusia infekcija ir vėlgi matome, ar yra buvę ekstraartikuliniai požymiai. Yra labai svarbu vis tik tai
tą laiką, kol mes diagnozuojame reaktyvų artritą, išnaudoti ir diferenciniai diagnostikai, todėl kad iš tiesų galimos ir kitos priežastys monoartrito ar entezito, tai per tą laiką reikėtų jas visas stengtis ekskliuduoti. Ir reiškia, ta diferencinė diagnostika, aš tuoj truputėlį daugiau dar parodysiu, tačiau yra, taip sakant, Berlyno diagnostiniai kriterijai, jie yra bendri ir vaikams, ir suaugusiems, tai yra tie kriterijai, būtent tipiškas periferinis artritas ir buvusi esama infekcija. Na, vėlgi tai yra labai nekonkretus diagnostiniai kriterijai, reikia pripažinti, todėl kad yra būtina atmesti, kaip aš jau sakiau, kitas žinomas galimas monoartrito ar oligoartrito priežastis. Taigi, kokia ta diferencinė diagnostika yra? Na, mes, kada galvojame ir diferencijuojame reaktyvų artritą, reikėtų pagalvoti apie vis tik tai galimą su infekcija susijusi kitą artritą, na, virusinę artritą. Vaikams tai netgi klubo sinovitas, tai yra koksitas galėtų būti. Toliau su streptokokinė infekcija susijusius artritus. Tai yra postreptokokinį reaktyvų artritą ir reumatą. Na, vėlgi gerai surinkti anamnezę ir esant įtarimui tirti dėl Laimo ligos ir pagalvoti apie tipinius septinius artritus. Tai yra banalų, pūlingą artritą, tuberkuliozinį artritą, galbūt gonokokinį, na, beje, turbūt daugiau suaugusiems tai yra būdinga. Per tą ligos laikotarpį, kol pacientas serga ir mes tikslinam diagnozę, vis tik tai reikėtų irgi pagalvoti, ar tai nėra pradžia idiopatinės uždegiminės ligos, pasireiškiančios būtent judamo aparato pažeidimu, ir tarp tų ligų tai yra dažniausias vis tik tai jaunatvinis idiopatinis artritas, jo oligoartritinė forma. Tačiau yra ir kitų situacijų, su kuriomis mes turime diferencijuoti būtent reaktyvų artritą. Ir yra dvi ligos, kurias taip pat reikia turėti galvoj. Tai yra idiopatinės uždegiminės žarnų ligos, Krono liga ir opinis kolitas, kurie gali turėti labai panašią pradinę kliniką. Tai yra tiek vienos, tiek kitos ligos metu, Krono ligos metu, opinio kolito metu. Mes galime turėti monooligoartritą, mes galim turėti viduriavimą, mes galim turėti uždegimo markerius ir galim turėti taip pat ir odos pakitimus, tai yra mazginė eritema. Vienu žodžiu, šiuo atveju galbūt diagnostika nėra tokia labai, diferencinė diagnostika nėra tokia labai sudėtinga. Iš tiesų, turbūt labai aktualu yra atlikti išmatų tyrimą dėl slapto kraujo, vėlgi pasiaiškinti anamnezę, na ir jeigu yra dar ryškiai kraujavimas, sakykime, iš virškinimo trakto, tai jau yra vėlgi kiti požymiai. Tai yra opinio kolito arba Krono ligos galimi požymiai. Na, mes žinom taip pat labai panašus, reiškia, sakykime, autouždegiminį susirgimą, kada yra Safo sindromas, kai mes turim taip pat sinovitą, sąnarių pažeidimą, gali būti ir hiperostozė, osteomelitas, tai vadinama Safo liga, ir daugiau tokių idiopatinių uždegiminių ligų yra, ir apie jas vis tiek mums prisės šių kursų metu pašnekėti. Na, taip pat kitos retesnės lygos, na, vėlgi Kawasaki liga, galimai, mes kalbėjom apie ją jau vaskulitų paskaitoje, Behčeto ir panašiai. Tai yra tikrai rečiau sutinkamos patologijos, bet jų taip pat reikėtų nepamiršti, jeigu mums daug kas netelpa į reaktyvaus artrito tą supratimą, tą kliniką, kurią mes turime. Na ir iš kitos pusės, vėlgi, aš neminėjau iki šiol,
kad nedaug sąnarių pažeidžiančių sindromų gali būti daugiau. Ir jie nėra uždegiminiai, jie nėra susiję su infekcija, juos mes galėtume galbūt ortopediniais pavadinti. Tai yra osteochondropatijos, osteochondrozės, Lekalve-Pertes liga, klubo sąnario pažeidimas, Osgut-Schletter liga, tai yra tuberozitas tibija, osteochondrozė, vėlgi gali labai gerai imituoti monoartritą. Mažiems vaikams iš tiesų galimi ir augimo skausmai, naktiniai skausmai ir reikėtų juos vertinti. Arba, sakykime, skausmai fibromialgijos arba refleksinės simpatinės distrofijos metu. Bet čia yra atskiros temos, atskira kalba ir tiesiog primenama čia, kad į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Kaipgi mes nustatę reaktyvų artritą gydome? Iš esmės pagrindinis gydymo principas tai yra simptominis gydymas iki savaiminio pasveikimo. Ką aš turiu omeny, sakydama simptominis gydymas iki savaiminio pasveikimo, tai yra gydymas dažniausiai nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo. Ir visada kyla klausimas, jeigu tai yra reaktyvusis artritas, kaip mums elgtis su antibiotikais. Su antibiotikais mes elgiamės dvejopai. Iš esmės, jeigu mes jau nebeturime infekcinės ligos išprovokavusios artritą simptomų, sakykime, dažniausiai tai yra žarnyno infekcijos. Jeigu simptomų nebėra, gydymas antibiotikais nereikalingas. Tačiau jeigu mes matom, kad paciento būklė yra sunki, galbūt progresuojanti, žarnyno infekcijas gydyti reikia būtent žarnyno infekcijas, o reaktyvus artritas nėra indikacija antibakteriniam gydymui. Iš kitos pusės, urogenitalinės infekcijas, jeigu mes jas nustatome, kaip minėjau, jos yra lytinių kelių plintančios infekcijos, jas būtina gydyti antibiotikais. Šitą reikėtų žinoti ir to nepamiršti. Taigi, kokie vaistai vartojami ir ūminio artrito metu, tai yra nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo ir skiriami mažiausiai 2 savaitės. Gali būti gydymas net ir ilgesnis. Nereikia bijoti intrasanarinių gliukokortikoidų, ypač jeigu yra rezistentiškas vaistams nuo uždegimo artritas arba ilgiau užtrukęs arba labai daug apsudato sąnario ertmėje. Ir kartais yra sisteminiai gliukokortikoidai skiriami, pradedant nuo mažų dozių, ir ypač jeigu yra daug sąnarių pažeista arba yra ryškus ekstraartikuliniai pažeidimo požymiai. Bet tai yra iš tiesų labai nedažni atvejai. Ligą modifikuojantis vaistai skiriami tada, kada pacientui yra neefektyvus gydymas nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo ir gliukokortikoidais, bet tai jau būtų kalba apie tai, kad mes gydome lėtinį reaktyvų artritą. Tai yra artritas, kuris trunka daugiau nei 6 mėnesius, o mes vis tik negalim paneigti buvusios infekcijos ir kad infekcija išprovokavo šitą susirgimą. Ir ligą modifikuojančių vaistai skiriami, pradedami skirti, būtent pasirinkimo vaistas galėtų būti sulfasalazinas ar metotreksatas. Neretai lėtiniams reaktyviems artritams užtenka 3-4 mėnesių gydymo, kad pasiekti ligos remisiją. O ligos remisiją pasiekus gydymas turėtų būti tęsiamas dar 3-6 mėnesius. Vėl turbūt, kad jau, jeigu mes kalbam apie galimą iš tiesų labai užtrukusią lėtinę eigą, galbūt tai jau yra perėjimas į kitą reumatinę ligą, aš turiu galvoje jaunatvinį idiopatinį artritą, tai vis tik tai skiriama kartais ir biologinė terapija ir tarp jų tai yra dažniausiai būtent tumor nekrozės faktoriaus inhibitoriai, etanerceptas, infliximabas, kurių užtenka palyginus nedidelės gydymo trukmės.
Kokia yra reaktyvaus artrito prognozė? Iš tiesų, prognozė paprastai yra gera. Galbūt čia daugiau iš suaugusių reumatologijos paimti skaičiai, kad pilnai simptomai išnyksta per metus, bet dažniausiai vaikams po reaktyvaus artrito jie išnyksta žymiai greičiau, nors apie 20% gali būti reaktyvus artritas persistuojantis ir tada diagnozė yra keičiama neretai į jaunatvinio idiopatinio artrito su entezitu, arba jeigu išryškėja tam tikri psoriazės požymiai tiek šeimoje, tiek pačiam ligoniui, gali būti ir diagnozuojamas jaunatvinis idiopatinis psoriazinis artritas. HLA, žmogaus leukocitų B27 antigeno nešiojimas visada yra, turėjimas, tiksliau sakant, visada apsprendžia blogesnę ligos prognozę. Kita liga, kuri akivaizdžiai susijusi su infekcija, tai yra iš esmės poinfekcinis arba, kaip mes jį pavadinsim, reaktyvus artritas, tai yra poststreptokokinis reaktyvus artritas. Beje, jo egzistavimą kai kas neigia, kai kas sako, kad tai yra vis tik tai tam tikra ūminio reumato forma, tačiau tai yra artritas, kuris išsivysto po beta hemolizinio A grupės streptokoko infekcijos, kuri gali būti lėtinė ir panašiai. Kaip minėjau, kad tai manoma, kad galbūt poststreptokokinis reaktyvus artritas galėtų būti lengva ūminio reumato forma, tačiau vėlgi yra kita visiškai nemaža grupė vaikų reumatologų, kurie laiko tai atskirų susirgimų. Ir būtent šis artritas turi savo būdingus bruožus, kad išsivysto relatyviai greitai po streptokokinės infekcijos, trunka ilgai, pažeidžiami įvairūs sąnariai, tiek stambūs, tiek smulkieji, ir šitas artritas blogai atsako į gydymą nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo. Taigi, kokia yra klinika? Faringitą išsivysčius tarp pacientų, kuriems diagnozuojamas poststreptokokinis reaktyvus artritas, vis tik tai faringitą pavyksta nustatyti 66%. Bėrimai, gali būti bėrimas šiek tiek panašus į skarlatiną, bet nesusijęs be abejo su skarlatina. Karditas labai retas, o artritas, kaip aš minėjau, tai yra pagal reaktyviųjų artritų kitą tipą, tai yra būtent oligoartritas dažniausiai, gali būti entezitas, gali būti smulkiųjų sąnarių pažeidimas, ir kita artrito klinika, kaip rytinis sustingimas arba subfebrilus karščiavimas. Taigi, kokia iš esmės klinika yra poststreptokokinio reaktyvaus artrito? Tai, kitaip sakant, mes galim dar sakyti, kad tai yra artritas prasidėjęs po streptokokinės infekcijos ir neatitinkantis visų reumato kriterijų. Streptokokinė infekcija tokiems pacientams būna mažiau nei prieš 10 dienų. Kaip minėjau, gali būti į skarlatiną panašus bėrimas, karščiavimas, oligoartritas. Ir šitiems pacientams nesivysto praktiškai karditas, labai nedideliai daliai pacientų gali išsivystyti karditas. Tačiau pasitaiko tokie dalykai kaip vaskulitas, tenosinovitas arba glomerulonefritas. Ir laboratoriniai tyrimai, jie vėlgi yra labai nespecifiniai, turbūt, kad galvojant apie tai, kad tai yra poststreptokokinis reaktyvusis artritas, vienas iš svarbiausių testų, tai yra būtent įrodymas ryšio su streptokokinė infekcija, tai yra ASO padidėjimas ir pasėliai nuo tonzilų, kada mes įrodom būtent streptokokinės infekcijos buvimą. Ir kriterijai jie yra labai paprasti, tai yra artritas, tai yra buvusi ir esama A grupės streptokokinė infekcija ir kad ligonio klinika neatitinka Jones kriterijų ūminio reumato diagnostikai.
Taigi šitoj vietoj galbūt reikėtų prisiminti Jones kriterijus, bet aš manau, kad jūs juos ko gero tikrai žinote. Tai va čia yra, taip sakant, tam tikrą prasme diferencinė diagnostika nuo ūminio reumato ir matom, kad postreptokokinis artritas gali būti šiek tiek galbūt ir vyresniems žmonėms, netgi aprašomas yra suaugusiems žmonėms, tuo metu, kai ūminis reumatas yra vidutiniškai apie 12 metų, jo yra pikas, gali prasidėti nuo 5 metų. Taip pat skirtumas yra, kad liga prasideda po streptokokinės infekcijos, po streptokokinio reaktyvaus artrito metu greitai, tuo tarpu tai yra po pirmos savaitės, per antrąją savaitę. Ūminis reumatas, mes žinom, kad jisai prasideda dažnai netgi po mėnesio po streptokokinės infekcijos. Kitoks yra šiek tiek ir sąnarių pažeidimas, todėl kad po streptokokinio reaktyvaus artrito metu mes turim persistuojantį sąnarių pažeidimą, tai yra stambieji, smulkieji, ašiniai sąnariai. Tuo tarpu ūminio reumato metu artritas yra greit praeinantis, stambiųjų sąnarių ir migruojantis. Mes žinom tą seną posakį, kad vis tik tai ūminio reumato metu šita liga tik tai palaižo sąnarius. O pažeidžia jau, taip sakant, kitą, pažeidžia širdį. Kraujo tyrimai iš esmės galbūt nelabai skiriasi, galbūt ryškesni uždegimo markeriai šiek tiek ūminio reumato metu. Labai svarbus toks irgi diagnostinis netgi požymis, kad po streptokokinio reaktyvaus artrito metu yra labai prastas atsakas į gydymą nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo. Tuo tarpu jau labai nuo seno žinoma, kad ūminio reumato metu, jis aišku buvo pradėtas kažkada gydyti aspirinu, dabar gydomas kitais nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo. Paskyrus tokį gydymą artrito klinika labai greitai praeina. Vėlgi šiek tiek skirtumas yra HLA tam tikrų antigenų dažnio tarp postreptokokinio reaktyvaus artrito ir ūminio reumato. Ir vėlgi kitas dalykas, tai yra karditas. Karditas yra labai esminis skirtumas, kad postreptokokinio reaktyvaus artrito metu praktiškai nebūna širdies pažeidimų, tuo tarpu širdies pažeidimas yra didysis diagnostinis kriterijus ūminio reumato ir pasitaiko 2/3 pacientų, kuriems yra ūminis reumatas. Ir skirtumas taip pat, jeigu kalbėsim apie gydymą, tai postreptokokiniam reaktyviam artritui nereikia labai ilgalaikės antibiotikų profilaktikos, nedaugiau metų paprastai, o ūminio reumato metu, kaip mes žinom, antibiotikų profilaktika yra labai ilgalaikė. Gydymas postreptokokinio reaktyvaus artrito iš esmės nesiskiria nuo kitų reaktyviųjų artritų, tai yra nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, ligą modifikuojančių vaistų efektas netirtas, nežinomas, nes paprastai jo nereikia. Jeigu yra artritas sunkesnis, galima skirti trumpą kursą gliukokortikoidų. Ir kyla visada klausimas apie gydymą antibiotikais, tai vis tik tai yra gydymas antibiotikais, jisai reikalingas, tai vadinama pirminė profilaktika penicilino grupės antibiotikais apie 10 dienų. Ir vis tik tai yra rekomenduojama antrinė profilaktika. Ir, sakykime, Amerikos širdies asociacija rekomenduoja antrinę profilaktiką antibiotikais po streptokokinio reaktyvaus artrito skirti apie metus nuo simptomų pradžios. Ir čia antibiotikai, kurie yra dažniausiai rekomenduojami, tai pirminiai profilaktikai, kaip aš minėjau, trukmė tai yra apie 10 dienų, tai yra pirmo pasirinkimo vaistas penicilinas. Kitiems pacientams dėl įvairių priežasčių, jeigu jie negali vartoti arba neefektyvu, gali būti ir kitų grupių, klindamicinas, azitromicinas, klaritromicinas. O antriniai profilaktikai, kaip aš minėjau, tai yra arba
reiškia prolonguoto veikimo penicilinai arba, na, jeigu pacientai netoleruoja penicilino arba sulfadiazino, kas yra minima taip pat, pas mus tai yra mažai naudojama, vis tik tai galim būti vartojami makrolidai, kaip aš minėjau, pagal Amerikos asociacijos rekomendacijas, vis tik tai antrinė profilaktika reikalinga yra apie metus laiko. Tuo tarpu ūminio reumato metu, dar kartą pakartosiu, ta antrinė profilaktika tęsiasi metų metais visą laiką. Ir prieš pačią pabaigą trumpai apie Laimo ligos sukeltą artritą, nes tai yra iš tiesų dabar mėgstama tema ir mėgstama diagnozė, nors ne visada jinai pasitikslina. Tai yra taip, tai Laimo liga yra sisteminė liga, šitą mes žinom, kad jinai gali pažeisti odą, nervų sistemą, širdį ir sąnarius. Būtent po migruojančios eritemos sąnarių pažeidimas, jeigu jau jisai vystosi, jisai dažniausiai yra Laimo ligos manifestacija, ypač vaikų amžiuje. Na, o gali būti ir tiek artralgijos, tiek mialgijos ūminės infekcijos metu. Paprastai artritas pasireiškia po kelių mėnesių ar net metų po buvusios infekcijos. Reiškia, vėlgi mums labai svarbi yra anamnezė, kaip mes susirinksim tą anamnezę ir galima kontaktas dėl Laimo ligos, tai yra būtent erkių įkandimas. Na, o sąnario pažeidimai, kaip aš jau minėjau, gali būti dviejų tipų. Tai yra tiesiogiai spirochetoms patekus į sąnarį, tai bus tikras infekcinis artritas ir mes rasime, galėtumėme rasti spirochetą sąnario ertmėje, Borelijas Burgdorferį. Na ir jeigu infekcija nebuvo gydyta, nepersistuoja ir taip toliau, tai jau čia per imuninius kompleksus mes galim susilaukti sąnarių pažeidimo ir jisai yra gana sunkus. Vis tik tai dažniausiai mes matome monoartritus po kelių savaičių po eritemos, po kelių mėnesių galbūt. Tai yra dažniausiai monoartritai, rečiau oligoartritai, mėgstami stambieji sąnariai. Netgi gali atsirasti pakankamai ūmus skausmas, sakykime, peties sąnario, bet tai būna neseptinės būklės. Ir jeigu pradedam gydyti antibiotikais, artritas tęsiasi kelias dienas ar savaitės ir praeina. Tačiau vėlesnėse boreliozės stadijose, netgi po keliarių metų, gali prasidėti artritas, kuris turi reaktyvaus artrito požymius. Tai yra, mes jau borelijų sąnario ertmėje neberasime, bet artritas gali būti labai panašus į jaunatvinį idiopatinį poliartritą. Taip, kad čia yra irgi neretai diagnostiniai iššūkiai. Mes diagnozuojant, nes, sakykime, iš tiesų nemaža dalis pacientų vis tik tai turi tam tikrus simptomus, tam tikrą anamnezę, reiškia buvusio erkės įkandimo, mes galim rasti, sakykime, IgG antikūnus prieš Laimo ligą ir tokiu atveju vėlgi visada kyla klausimas, o erkės įkandimas buvo prieš metus ar daugiau, artritas poliartritas, kasgi tai yra? Ar tai yra vis tik su Laimo liga susijęs poliartritas, ar visiškai naujas susirgimas, jaunatvinis idiopatinis artritas prasidėjęs vaikui, visiškai nepriklausomai nuo Laimo ligos. Tai kokie artritai, aš jau truputėlį paminėjau, kad tai yra arba monooligoartritai, tačiau gali būti ir poliartritai. Mažiems vaikams, jeigu jau taip yra, iki mokyklinio amžiaus vaikams gali būti kaip septinis artritas, tai yra su karščiavimu didesniu. Na, vėl mes matom ir praktikoje, esant monoartritui, labai dažnai Beikerio cistos, tai yra gausus skystis sinovinis. Šitie monoartritai kai kuriais atvejais įgauna labai lėtinę ir labai atkaklę eigą ir netgi yra, sakykime, mūsų klinikoje yra keletas pacientų, kurie buvo gydomi ir intrasanarinėmis infekcijomis ir netgi ligą modifikuojančiais vaistais. Reiškia, kas mums yra svarbiausia diagnozuojant? Diagnozuojant, tai vis tik tai mums vis tik labai svarbu
vis tik išsiaiškinti, jeigu buvo erkės įkandimas, išsiaiškinti, ar nėra vis tik tai susijęs su Laimo liga ir atliekami imunofermentiniu metodu Borelė-Burgdorferi G testai. Na, jeigu jie yra teigiami, atliekamas imunobloto tyrimas ir jeigu mes turim daugiau kaip 5 iš 10 imunobloto rodiklių, kai reiškia, mes galim diagnozuoti, kad tai yra būtent Laimo liga. Serologiniai PGR tyrimai ar sinovinio skysčio tyrimai yra rekomenduojami, kai įtariamas Laimo artritas, tačiau iš kraujo pasėlio be abejo Borelė-Burgdorferi nepavyksta išauginti, geriausiai tai būtų sinovijos biopsija, deja tai yra gana sudėtingas tyrimas. Tai jeigu mes dar turime seropozityvius pacientus ir diagnozė nėra aiški, galima būtų atlikti ir sinovinio skysčio PGR tyrimą, nes, kaip minėjau, pasėlis praktiškai yra neinformatyvus. Ir Laimo ligą mes gydome, Laimo ligos artritą, Laimo artritą, mes, aišku, gydome greta nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, be abejo, gydome antibiotikais ir pirmo pasirinkimo vaistas yra amoksicilinas, ne mažiau kaip 28 dienas. Na, jeigu yra dalinis atsakas, nepakankamas atsakas arba minimalus, vis tik tai rekomenduojama apie 4 savaitės taikyti gydymą, intraveninį gydymą ceftriaksonu. Tai irgi yra tokia rekomendacija, nors jinai nėra tokia stipri rekomendacija. Kaip minėjau, jeigu vis tik taip po antibiotikų kurso išlieka artrito požymiai, rekomenduojama skirti ligą modifikuojančius vaistus ir biologinius ligą modifikuojančius vaistus ir tikrai nereikia bijoti intrasanarinio gydymo steroidais arba atlikti sinovektomiją. Tokie yra bendri sutarimai apie Laimo ligą. Taigi, iš esmės aš, taip sakant, pasakiau tai, ką aš norėjau jums pasakyti apie su infekcija susijusius artritus vaikų amžiuje ir akcentuojant dėmesį į reaktyviuosius artritus. Taigi, ačiū jums už dėmesį ir iki kito susitikimo.